Labas, Kurk Zarasam sekėjai. Tradiciškai siunčiame jums žinutes ir informaciją iš paskutiniojo Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžio. Šiame tarybos posėdėje buvo apsvarstyti net 27 klausimai ir svarbiausius jums pristatome čia, šitoje nuostabioje karietoje. Kas žino, galbūt naujų metų naktį jinai virs tikra. Šiame tarybos posėdėje buvo patvirtinti 6 sprendimai, kuriais nuspręsta aukciono būdu parduoti suformuotus 6 naujus sklypus. Taigi, potencialūs naujakuriai, sekite naujienas, dalyvaukite aukcione ir būkime kaimynais. Sveiki! Kas labai svarbu, šiame tarybos posėdėje buvo patvirtinti bent keli sprendimai, kuriais numatoma finansinė parama asmenims, kurie padeda rūpintis vaikais, būtent tais vaikais, kuriems tuo metu reikia pagalbos, kai tėvai negali patys rūpintis jais. Tai yra, budintiems globotams laukimo laikotarpiu yra padidinta išmoka ir jinai padidinta 0,3 bazinio dydžio. Tai dabar asmuo, kuris laukia bet kuriuo paros metu vaiko, kuriam gali būti nesaugu šeimoje, gaus žymiai didesnę kompensaciją išmoką negu gavo iki šiol. Dar kitas sprendimas, kuriuo yra numatyta, kad Zarasų savivaldybė pagaliau, kaip ir kitos savivaldybės, taip pat pradės teikti palydėjimo paslaugą vaikams, kurie iki 18 metų buvo globojami arba gyvena šeimose, kurios patyrė socialinę riziką. Ir tie vaikai, tie jau suaugę asmenys nuo 18 iki 24 metų, kol mokinsis, galės gyventi Antazavės kartu namuose ir jiems socialinis darbuotojas teiks visą pagalbą tam, kad galėtų sėkmingai adaptuotis ir toliau gyventi mūsų bendruomenėje. Aš taip pat labai norėčiau pasidžiaugti Antazavės kartu namais. Tikrai girdžiu labai gerų atgarsių iš žmonių, kurių artimieji gauna paslaugas ir visus turinčius artimųjų, kuriem reikalinga socialinė pagalba, tai yra slauga arba savarankiško gyvenimo paslaugos, apsilankyti patiem Antazavės kartu namuose ir pamatyti, kaip gali gyventi mūsų senjorai ir neįgalieji. O aš, besibaigiant metams, noriu jums priminti, kad Zarasuose veikia tokia GPM lengvata, kuomet jūs, jeigu 3 metus negyvenote Zarasų rajono savivaldybėje, tai kviečiu deklaruoti gyvenamąją vietą būtent čia. Ir kai jau metus išgyvensite Zarasuose, tuomet galite prašyti susigrąžinti 50% jūsų sumokėtų gyventojų pajamų mokesčio. Tai kiekvienais metais tas procentas mažės. Pirmaisiais metais galite prašyti iki 50%, antraisiais 40, 30 ir taip 5 metus iš eilės. Maksimali grąžinama suma yra 1000 eurų, todėl labai kviečiu papildyti pinigines, deklaruoti Zarasuose ir susitikti pačiame mieste, renginiuose ir panašiai. Iki gražių visiems švenčių ir pasimatysime Zarasuose. Mėly Kurk Zarasam sekėjai ir visi Zarasų krašto gyventojai, nuoširdžiai jums visiems linkime pačių šilčiausių, jaukiausių švenčių. Ir kitiems metams norim palinkėti idėjų išsipildymo. Sveikatos! Džiugių ir kūrybingų metų.